Ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita jums bus pridėta. Tai yra in your face. Dabar kiekvienas žmogus, kuris klauso, realiai tai yra, jūs esate velnio laidininkai. Visi, tame tarp ir aš. Labas vakaras visiems. Bent jau aš iš savęs jaučiu, kad mūsų gyvenimas, va tas bėgimas, vergystė tam pinigui, tam dalykui, kad va reikia mašinos, reikia mokėti mokesčius, reikia to, reikia tų tokiam užburtam rate pasidarai ir grįžti namo ir tu, kaip sako, neturi laiko skaityti knygas kažkokias, kažkaip noris atsisėdai į tą sofkytę ir nieko nebenori. Daug dienų, realiai, kai jaučiuosi kartais kaip aš statybininkas, kai tau tenka tas 8-9 valandas dirbti ir tu nori būti geras statybininkas, sąžiningas, doras, įtikti pagal esamus standartus šiuolaikinius, gaunasi, kad pavargsti, grįžti ir taip gaunas, kad nebeužsiemi tuo rimtu kitų dalykų. Nes tam dalykų irgi reikia labai geros susikoncentracijos ir valios pastangų. Nebelieka valios pastangų, kai tu jas visas išleidai darbui, susikaupimui, bėgimui, koncentravimuisi. Tai va toks, prašom jum dabar, kas čia pradės iš jūsų tą tokią mintį. Visą tą, ką Rikantas kalbėjai, dieviška išmintis sako taip, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita jums bus pridėta. Tai va. Žodžiu, reikia prioritetus teisingai susidėlioti. Tai, ką pats minėjai, ką dabar apibūdinai, tai yra tas išsiekimas, todėl, kad neteisingai sudėlioti prioritetai. Va, ir apie tą nuovargį, tai Dievo išmintyje, Dievo įsakymė apibrėžta. 6 dienas dirbi, 7 dieną ilsisi, bet ne taip, kad bamba švertės ten solos, ten bokalo, bet stiprini savo tą vidinį dvasinį pasaulį. Nes siela tai dar, žodžiu, emocijos, jausmai, tai dar svarbu, kokia dvasia jie gyvena, nes tarkim, emocijų džiaugsmas, jis yra neutralus. Vienas džiaugiasi padaręs keistę, o kitas džiaugiasi padaręs gerą darbą. Džiaugsmas, bet motyvacija, motyvas koks to džiaugsmas. Tai va šitos dalykus, paprastas dalykas, reikia įdėti tą išmintį atsigręžti, ten viską sudėlioti į lentynėlės, o dabar mes, žmonės, žodžiu, vaikšto, blūdinėja, daužosi kaktom, vargsta. Kodėl? Todėl, kad pagal savo supratimą tvarkosi, o tą supratimą labai gerai, žodžiu, valdo, ta piktoji dvasia labai gerai sugeba manipuliuoti žmonėmis, kad juos, žodžiu, laikyti tokiam užburtam rate, kad jie suktųsi, darbas tenai, namai darbas ir daugiau jie apie nieką nemastytų. Tai va jis įtraukia į šitą rutiną žmonės ir jie sukasi tame. O tarkim apie vienuolynus kalbėjai, tai čia, jeigu paimti pagal tą dievišką struktūrą gyvenimo, tai labai gera būti šventu vienuolynė. O tu pabūk to šventas tą gyvenimą charakterį parodė, būdamas savo žmonių. Ir tarp tokių žmonių, kurie yra tau, supranti, kuriem norisi vietoje šypsenos dantis parodyti, žinai, tų siltinių. Tai va, čia yra esmė. Tai vienuolynai tai yra savotiškas, nedieviška struktūra. Čia gal daugiau asmeniškai tau naudingas dalykas, turiu omeny, tu čia dėl savęs eini, bet realiai palieki pasaulį už tų durų. Žinai, neįsileidi jo, užsidarai ir, kaip sako, mėgaujas tą Dievo buvimu, gaunasi tarp savęs ir jo. Reikia išmokti mėgautis Dievo buvimu, esant natūralioj aplinkoje tarp žmonių. O tai įmanoma.
jeigu mes, kaip vadovaujamės tą dievišką išmintim, 10 dievų įsakymų, yra ta poilsio diena, 7 šventoji, jeigu mes tuo režimu gyvenam, tai tada piktasis mūsų neišmuša, neįveda į chaosą. Ir būtent jeigu mes gyvenam tuo režimu, tiesiog gyvename darnoje su Dievu ir vienas su kitu. Aišku, čia procesas, ne iš karto viskas gaunasi, bet tai yra kelias. Tu fizinio kūno niekaip nesutaisysi, jeigu tu neturėsi tik švaraus, tiesaus dvasinio savo būvio, būsenų. Nes ta būsenėlė maža, kurią tu gali išgeneruoti savo viduje, jinai keičia po truputį viską. Absoliučiai viską, tiek tavo pradedant nuo tavo fizinio kūno ir išsiplečiant į tavo tikrovę, tavo realybę. Ir tai yra tiesa. Ir kodėl vienuolynai atsirado? Todėl, kad tai iš tikrųjų yra žmogaus dvasinio tobulėjimo tarpsnis gyvenime, kai tau reikia atsiskirti. Reikia realiai kiekvienam žmogui pabūti atskirai vienuolyne. Tai tarsi kažkokia tai patirtis, kurioje tu susirenki pats save. Supranti, kai tu atsiskiri nuo aplinkos, kai tu suvoki, kas tu esi, kas ta dalelė, ta dieviška, ne? Kai tavo aplinka tavęs neišmuša iš vėžių, ar ne, kai tavęs neišblaško. Kai Kristus buvo išėjęs į dykumą, save sustiprinti iš vidaus. Po to, kai jisai grįžo, ar ne, jisai padarė didelių darbų, jisai susitiko tenais dykumoje su velniu, pačiu netgi šėtonu, gundytoju, jį tenais provokavo, visai gundė, bet jis atsilaikė. Nes jis turėjo savy stiprybės, ar ne? Bet tai jisai buvo vienas dykumoje ir už tai velnias nemokėjo prie jo prieiti per žmonės, per paveiktuosius velnio žmonės. Todėl jis atėjo pats, jisai perlipo per savo aroganciją ir atėjo pats. Kažkiek perlipo, vien dėl to, kad sugundyti Dievo sūnų. Tai va, ką aš noriu pasakyti, tai čia yra po to didžiulio darbo su savimi ateina kiti iššūkiai. Tu turi mokėti tvarkytis aplinkoje, pilnoje, persmelktoje velnio. Žmonės yra persmelkti, žmonės yra realiai dabar tokioj būsenoj, kai jie praktiškai savo gyvenimo negyvena. Tai yra in your face. Dabar kiekvienas žmogus, kuris klauso, realiai tai yra, jūs esat velnio laidininkai, visi, tame tarp ir aš. Tik aš esu sąmoningas kažkiek, gal ir jūs esat kai kurie pastebi, kaip jumise veikia piktoji dvasia. Ir kad kai pastebi, tada tu susivoki, kad tau reikia labai laiko, labai didelio dėmesio savo, suvokti, kas su tavim darosi, kodėl taip darosi, ką galima padaryti kitaip. Įsivaizduoji, kiek daug apmąstymų, kiek pasiryžimo, kiek reikia noro, ar ne, dabar įeinam į tą temą motivaciją. Tai kaip tu susikursi savį motivaciją, kai tavį velnias žaidžia, kaip tu asmeniškai savyje išgeneruosi kažką gero, ar ne? Kai tu manipuliuojamas visokių aistrų, pinigai, iškrypimai visokie, arogancijos, puikybės, tiek daug yra žmogui tos piktosios dvasios kertelių, kur jinai gali mokėti žaisti žmogaus jausmais. O kas yra žmogus? Žmogus yra dvasinė būtybė, susilipinus su materija. Va čia yra materija, kūnas mūsų yra materialus, bet dvasia yra tame kūne. Ir ta dvasia yra paveikiama per kūną,
velnias moka pereiti per kūną ir absorbuoti dvasią, apeiti ją iš visų pusių, apsupti ją, ar ne? Ir manipuliuoti. Čia yra toks abstraktus paaiškinimas, bet iš tikrųjų galima pajausti netgi fiziškai, kaip jisai veikia. Tas, kas, pavyzdžiui, kas skaitė Dykumos tėvus, tai yra labai detaliai nusakoma, kaip įeina į žmogų grinai ta piktoji dvasia, kaip įeina, kaip jinai pasiekė tą substanciją, kuri yra mumise nemirtinga ir kaip ją užgožė, kad manipuliuoti tiesiog jo laisvą valią, jo energiją. Suprantat, nes jisai maitinasi mumis. Ta dvasinė, jisai atsiskyrė nuo Dievo, jam reikia žmogaus, kad pasimaitinti. Tam yra sukurti filmai apie vampyrus, kas yra rodoma irgi menininkų išraiška, ar ne? Bet tai yra labai didelė tema ir jeigu mes neimsim iš krikščionybės pusės, ar ne, kalbant apie piktąją dvasią, kalbant apie šėtoną ir taip toliau, tai mes galim pažiūrėti iš kitos pusės būsenų, ar ne, vidinės būsenų, kaip jas valdyti. Vat pabandykit jūs jas pavaldyti, o tada susidursit su tikru iššūkiu. Ir kai jūs pradėsit valdyti savo būsenas, tada jūs galėsit daryti didelius darbus, nes tai yra pagrindas. Pauliaus atžvilgiu, mano požiūriu, persmelkti velnio. Tai aš iš savęs jaučiu tokį dalyką, gausis velnės, tai liktai mūsų savanaudiškumas, mūsų ego. Aš ta prasme tą blogį jaučiu kaip mano sudedamąją dalimi. Ta prasme, ir pastebėjau savo gyvenimiškos patirties, kai aš daleiskim bandau nugalėti save, dalį to savęs, to blogio, per jėgą, per savo valią, aš pralaimiu visada. Jeigu aš, tada aš pradėjau suvokti, kad tai dalis manęs. Tai dėl to man tik Pauliau užkliuvo tas, kaip tu sakai, mes visi persmelkti to velnio. Jeigu aš galvoju, kad aš persmelktas velnio ir bandau jo atsikratyti, tada aš iškart viskas pralaimiu tą kovą. Iškart tas pasaulėžiūra, toks požiūris mano. Čia toks įdomus Romualdo buvo įdomus pasisakymas, kad siela pirmoji vietoj ir kad turi būti priežastis, dėl ko mes čia turim gyventi. Tai ir ta priežastis, aš taip suprantu, gali kilt iš tos tavo tamsiosios pusės, velnio pusės, kai tu turi kažkokį geismą, bet tavo užduotis jo nepamaitint, o naudotis to geismo energiją, kad tu keltums iš ryto, kad tu darytum darbus, kad tu augtum, kad tu judėtum. Aš asmeniškai naudojosi tą energiją ir man nėra niekada gyvenime, kad aš neturiu ką veikti, arba kad, daleiskim, aš neturiu motyvacijos savam asmeniniam gyvenime ir taip susidėliojau tą gyvenimą, bet jis toks biškis skausmingas, sudėtingas ir norėčiau jūsų to patarimo kasdienybei. Trūksta valios, kasdienybei susidėlioti taip viską, nes vis tiek organizmas išsenka, aš vakare grįžtu ir aš žinau, kad aš galiu įjungti save taip, kad aš jį nužudysiu, bet mirsiu laimingas, su motyvacija ir man bus dzin, kad ten jau visiškai būsiu paliegęs ir negyvas. Ta prasme, mano organizmas realiai taip gali būti užmotyvuotas, kad aš galiu save nužudyti per kelis mėnesius išalindamas save. Tai čia kraštutinumas gal motyvacijos. Norėčiau jūsų įžvalgų, jūsų asmeninės patirties, kaip jūs save motyvuojat, kaip jūs žaidžiat ir kurioj toj riboj, toj kasdienybėj esat pasiekę. Tai aš savotiškai kaip žaidime, keliu levelį. Kažkur susikuriu smegenėlėse kažkokią savo užduotis ir nebegaliu sustoti. Aš sergu tais dalykais ir man nebereikia jokios motyvacijos. Mano motyvacija yra tas velniškas poreikis kelt levelį. Kažkas tokio. Aš juo naudojosiu tuo ego, savo ego. Aš jį apgaunu ir juo naudojuosi.
Jo, labai gera būsena, supranti, šitą būseną, tai ką kalbėjai, apaštalas Paulius, jisai keliuose sakiniuose perteikia. Žodžiu, parodo priežastį ir parodo išeitį. Va. Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus, aš žaviuosi Dievo įstatymu, 10 Dievo įstatymų. Beje, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisvių nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose. Vargšas aš žmogus, kas mane švaduoja iš šito nuodėmingo kūno. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats proto tarnauju Dievo įstatymui, o kūno nuodėmės įstatymui. Čia gal biskutė sudėtingai kai kurios vietos skamba, bet principas yra tas, kad žmogus nori padaryti gerą ir jam nesigauna. Sako, kad norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada. Tai problema yra tai, kad žmoguje ta nuodėminga prigimtis, jinai daro savo įtaką. Ir žmogus negali įgyvendinti tai, ko jisai norėtų, ir net ir gero. Jisai nori, bet jam nesigauna. Tai, kad gautųsi, čia Paulius, kaip minėjo, reikia išmokti valdyti savo būsenas. Va. O kad būsenas valdyti, tai čia jis paminėjo tą gerą pavyzdį su Jėzumi Kristumi, kuris į dykumą nuėjo 40 dienų. Bet į dykumą jis nuėjo po krikšto. Jis ėjo teisingų kelių. Jis pasikrikštijo, tai yra, kaip sakant, paliudijo žmonėm ir dangui, kad jisai eis Dievo keliu, ir jis tada nuėjo į dykumą ir ten laikė savotišką egzaminą. Tai taip teisingai Paulius paminėjo, kad žmogaus gyvenime būna tas etapas, ta dykuma. Bet tai jau yra žmogus, kada jau yra sudarę sandorą su Dievu po krikšto. O iki krikšto tai ta būsena, apie kurią kalba Rikantas. Žodžiu, nori taip, vis viena eina blogai, žodžiu, organizmas silpsta, eksperimentai ten geri, su tom žuvytėm, čia moksliniai, ten su žiurkėm buvo daryti tie eksperimentai, tai ten, žodžiu, kaip ten tie socialiniai sluoksniai susiformuoja, ir pertekliai gyvendami, jie, žodžiu, degraduoja. Bet Romaldai, tik užbėgsiu biškį. Ta prasme, aš tik sakau savo asmeninę patirtį ir aš susitvarkiau gyvenimą, ta prasme, aš jaučiu ramybę, lyginant su tuo, ir aš nebedarau klaidų, mano kūnas sveikas, aš neturiu problemų. Ta prasme, realiai ir man nereikia dykumos ar krikšto, aš tam augimo etape sąmoningai suvokiu, kas reikia daryti ir ko nereikia daryti. Ir ta prasme, aš galiu iš savęs įspausti, kiek man reikia dabar. Ir aš žaidžiu su savo tą nuodėmingą prigimtim, tai kaip aš suprantu, kūnišką prigimtim. Ir naudoju. Turiu omeny, aš dozuotai jėmu iš jos tą motyvaciją ir darau savo, kas šauna į galvą, ką manau, kad yra teisinga daryti. Tai va toks tik dalykėlis. Matai, žmogus netgi, kuris nesidomi Kristaus ar ne pasiekimais, patirtimis ar aplamai krikščionybė, natūraliai tai pereina per tas tam tikras patirtis, kurias gali ir net nesuprasti, kas žemėje čia įvyko. Bet jis, kai grįžta pas tėvą, jam viskas sugrįžta. Suprantat, sugrįžta visa atmintis, visos jos būsenos. Jisai tarsi moka pergyventi. Aš žinau maždaug, kaip ten yra, žinai, kai patenki pas Dievą, pas tėvą. Tai ir paprastas žmogus, kuris klausosi irgi, tai
Nu, jam gali būti ir neįdomu, jisai gyvens savo tą gyvenimą ir vis tiek jisai patirs tas tokias vat patirtis, vat kaip ir tu, ar ne, Rikantai, kaip mes ir kiekvienas, kuris kažkiek žaidžia, bet paskui pasidaro savo išvadas, paskui pačiam gale. Nes ką mes dabar pasidarysim, ar ne, gali būti labai daug tu išmanyti, daug suvokti, bet galų gale šitam žaidime aš esu, pavyzdžiui, ar ne, daug kartų nusivylęs, ar ne, tarkim, meldiesi, nori pagerintas būsenas savo, ar ne, tau nesigauna, tu nusivili natūraliai, nu, kai pagalbos prašais, ar ne, šventųjų, ar ne, Jėzaus Kristaus, Archangelo Mykolo, archangelai yra tavo sargai, žodžiu, ir tau nesigauna, ar ne, tu nusivili. Ir tada būna tokia patirtis negera, bet po kurio laiko, kai tu jau beveik spjauni visą tai, tu vėl prisimeni, blemba, aš dar blogesnėse būsenose dabar esu, žinai, ir vis dėlto aš vėl turiu grįžti prie tų būsenų, prie tos kovos, supranti, prie tos akistatos su piktąja dvasia, ar negalim sakyti, su tom būsenom, kai tu vėl žinai, kad aš dirbu, aš sunkiai dirbu, man čia, aš blogai jaučiuosi, man čia silpna, man čia norisi kažkaip geriau, man norisi to dvasingumo daugiau, ar ne? Bet tu negali pabėgti jo nuo to fizinio pasaulio, ar ne, nebent tu pasiryžti tai dykumai, bet tu irgi negali tame pasaulyje užstrigti tam fiziniam pasaulyje ir turi daryti kardinalius sprendimus. Jeigu tau yra blogai, ar ne, tu persidirbi, tau blogai, spjauti viskas, ar ne, pasimti atostogų, pakeisti darbą, nes tai tavo dvasinis pasaulis, tavo būsenos. Tu pavyzdžiui, ari už centus, ar ne, tarkim, aš nesakau, kad tu ari už centus, bet aplamai, vat, žmogus būna aria už centus, vargsta savo visą gyvenimą, atiduoda praktiškai ir nesulaukia tos pensijos, nueina į anapilį ir viskas, ir jo tos gyvenimas toksai, ar ne, susilaukia vaikų, daug dievė, susilaukia anūkų, daug dievė, ar ne, džiaugsmų, bet tas jo tarpsnis, kai jisai vargo, kai jisai už tos pinigėlius dirbo, kai jisai atidavė save, kad palikti kažką, ar ne, savo šeimai, anūkams, ar ne, dar kažką. Tai gali būti, kad jisai daug be reikalo dirbo, nes gali būti, kad jeigu jisai būtų padaręs, tarkim, kelis mėnesius pertrauką, dvasingumui davęs daugiau laiko, metams, 2 metams, ar ne, nesvarbu, kiek jam norėsis, kad susikauptų, susivoktų kažkur, ne. Jisai būtų gal pasirinkęs žymiai geresnį kelią, žinai. Gal jam Dievas būtų davęs, ta prasme, ar ne. Aš skaityčiau, mes visi esam Dievo dalelės, ar ne, tik mums reikia susivokti, tai, ar ne, ir mes turim tuo naudotis, ar ne, bet mes paklystam šitoj materijai, per daug užsikraunam, žinai, ir mes nematom aiškesnių kelių, kaip mums gyventi geriau, paprasčiau, lengviau, artimiau Dievo santykiai, ar ne. Tai mes to labai nematom ir tada pasiklystam. Ir aš padaręs esu irgi tokių biški kardinalių sprendimų, sakęs, pakeitęs gyvenimo būdą, valstybę pakeitęs, vėl keisiu gal valstybę, žinai, svarbu, kad man būtų patogu, pirmoji eilėj dvasiškai. Net jeigu aš būsiu kankinys, tai dėl ko aš kankinuosi čia, kam čia bus lengviau, kad aš kankinuosi, tai tik tai dvasiai, ne? Jau geriau pasidaryti savo, bent jau, kad tu pirmoji eilėj dvasiškai jaustusi.
komfortabiliau. Bet kitoj esmė yra, jeigu tu negausi spaudimo, ar ne, tai tu ir neturėsi tobulėjimo, nes vienas dalykas, kai tu gauni per daug spaudimo ir save alini, tada yra blogai, bet kai tu gauni spaudimą atitinkamą kiekį, kad tu stiprėtum, ar ne, vat, pavyzdžiui, kai tu eini į sporto salę, tu kilnuoji svarmenis, bet tu neimi 200 kilų iškart ir neprisispaudi savęs iš to svorio, žinai, nepakeldamas savo žalos neprisidarai, tu tiesiog imi tokį svorį, kurį tu pakelsi sąmoningai, pasirinki tokią patirtį, kurią tu pakelsi. O jeigu tu matai, kad tau jau čia yra, ne piragai, tu turi truputį primažinti, žinai, garą, spaudimą savo. Turi primažinti tą dvasinio gali tobulėjimų, gali primažinti, ar ne, gali primažinti materijos kažkokį tais tau efektą ateinantį. Kiti įsivaizduoja pinigus, uždirba didelius ir jiem atrodo tai toks distraktas, jisai nežino, kas vyksta, jisai jaučia, kad jisai virsta kažkuo jau, ne žmogumi, žinai. Toks yra, tokios patirtis kitų žmonių, kurie didelius pinigus uždirba, turi didelę valdžią ar dar kažką, gaunasi kitiems žmonėms tokios patirtis, ne? Tai jam reikia realiai pristabdyti, nes jisai žaloja jau grinai savo būtį, savo patyrimus, jisai šoka kažkur į kraštutinumą, reikia po truputį visko, po truputį ir svarbu, linkėčiau, ko visiems linkėčiau, kad pamatuotai visas patirtis rinktumėmės pamatuotai. Tai va, ačiū. Tai aš čia tada apibendrinsiu dėl maldų. Iš savo, nežinau, Romualdui čia gal klausimas būtų labiau. Aš jeigu meldžiuos, bandau. Šiaip 100 metų nesimeldžiau, bet aš turiu menį, buvo laikai, kai bandžiau melstis. Ir aš pradedu jaustis silpnas. Aš prarandu energiją, prarandu motyvaciją ir atsiranda depresija, nes tu lauki pagalbos iš kažkur. Visos tos maldos, jos susijusios su prašymu pagalbos. Ir arba kreipiesi į aukščiausią ir atėjo toks laikas, kai aš supratau, kad, kaip čia įsireikšti, tai nėra teisinga. Mano atžvilgiu, aš manau, kad tai nėra teisinga. Pirmas dalykas, aš kai suprantu, kad egoizmas nėra gerai, kai jo per daug irgi nėra gerai, kad mūsų ego yra ego, ir aš tada suprantu, koks aš egoistas, kodėl aš turiu jį kreiptis, kodėl aš jį turiu judinti ir jam trukdyti. Tai va čia mano požiūris ir aš dažniausiai tais laikais jį trukdžiau maldomis iš nevilties. Kaip Paulius minėjo tą momentą, kai jam blogėjo. Ir mano atžvilgiu man blogėdavo, nes, ta prasme, rankose jauti, kai nebėra energijos, nebėra raumenyse jėgos ir tu nebeturi motyvacijos. Man tada ateina toks noras atsigulti karstą ir užsikas po žemę, visą gerą. Aš turiu menį, realiai toks jausmas ir aš kai to atsisakiau ir kai nusprendžiau daryti klaidas, mokytis iš savų klaidų ir ieškoti Dievo, neprašant jo padėti, supranti, neprašant jo, kad jis man padėtų geriau gyventi, arba padėtų ištvert skausmus kažkokius, kančias vidinės, o bandžiau aiškintis, dėl ko aš kenčiu, kur tos problemos, kas negerai. Man daug lengviau darėsi, aš daug labiau pradėjau suprasti pasaulį ir aš manau, kad taip daug lengviau pradėjau suprasti Dievą. Suprantat? Tai va, mano toks asmeninis patyrimas,
ir pabėgimas iš fizinio, ta prasme, pasaulio, Paulius kai minėjo, tai va būtent kiekvieną kartą galiu jungti motivaciją ant tiek, kad pabėgu iš fizinio pasaulio. Va taip va, ir pabėgu iš fizinio pasaulio. Net dirbdamas patį nemėgiamiausią darbą. Vien tik dėl to, kad va toj praeityje, kai jausdavau didžiulį vidinį dvasinį skausmą, neviltį ir visus tos diskomfortus, aš ieškojau priežasčių, kodėl taip, kodėl aš nelaimingas, kas su manim negerai. Ir atėjo toks momentas, kai tu supranti va tuos vidinius savo kūno ir sielos visus poreikius, visus virsmus, ir tu tą motivaciją gali va taip va jungti. Ir ta prasme, tas nemėgiamas darbas jo nebelieka. Realiai visas gyvenimas tampa gražus. Tu gali kiekviename šuduke matyti grožį, matyti nuostabumą. Ir nu čia mano asmeninė patirtis. Tai va dėl... Ir skausmas, aš nežinau kaip jum, bet va pavyzdys, jeigu aš pasiekiu kažkokį tai tikslą, man po to ateina tuštuma, savotiška depresija ir liūdesys. Ir aš prarandu motivacijas ir man reikia naujo to tikslo. Bet nemaišykit du dalykus, labai svarbu. Va, kai sakau, kai aš pabėgu, nelaimingam darbe aš pabėgau, tai aš turiu tą motivaciją, aš susiburiu tikslą kažkokį, tai ir ta prasme, aš pabėgu iš fizinio kūno. Aš toks jausmas, va, tik protas, tik aš, nebejaučiu. Tik kai grįžau į save, žiūriu, jau diena praėjo, viskas. Aš padariau kažkokį tai darbą ir aš žiūriu, o nusibrozdinęs, o čia susižalojęs, o kūnas skauda. Išėjau tiek iš savęs, kad nebejaučiu nieko. Va taip va, ir ta diena praėjo kaip kelios minutės. Tokie pajunti lyg tai transą, galiu įeiti bet kada, bet kur į tą poziciją, kai žinai, kaip valdyti savo kūną. Bet čia viena yra bėda, kad žmonės taip daro, bėgdami nuo savęs. Aš naudoju tą veiksmą tam, kad prastumčiau dieną, bet gal irgi aš bėgu nuo savęs. Aš gyvenu, ta prasme, mum primestam gyvenime, teisingai, ariu, bet esu laimingas, kenčia fizinis kūnas, matau, kad senstu, logika sąmonė masto, taip ir nugyvensiu. Aš lyg tai dabar pasiekęs tą poziciją, kai aš galiu kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką būti laimingas. Ir man tik kyla klausimai, ar aš teisingai gyvenu, ar to užtenka ir ar va taip va ir galim pabaigti. Ta prasme viskas, aš galiu baigti su savo gyvenimu ir kur dar galima eiti. Ir mano mintis buvo va, būtent ši idėja, padėti kitiems žmonėms, padėti mums susijungti ir pakeisti išorinį materialų pasaulį. Tik pradėti va nuo tokių žingsniukų, tai va toks dalykėlis. Ir bandau susikurti gyvenimą, kur reikėtų mažiau dirbti. Ir atsisakau dabar materialaus vertybių, ta prasme nebesiekiu gražesnės mašinos, daugiau namų, didesnių turtų, daugiau rūbų. Aš dabar noriu turėti tą tokį suverenitetą, kad galėčiau skirti savo daugiau laiko ir gal pabandyti išsiaiškinti, va, kaip reikia judėti toliau, ką galima, kaip Paulius sakė, tą vertingo padaryti savo gyvenime, ar naudingo, nes jaučiu, kai bandau padėti žmonėm, arba einu į tą visuomeninę veiklą, noriu geresnio gyvenimo, jaučiu, kad ir pats kažkaip tampu kažkaip kitaip laimingesnis, kažkoks toks reikšmingumas atsiranda gyvenime, bet tai kyla iš diskomforto zonos, kurią aš patiriu, kai pasiekiu tikslą. Suprantat, iššūkis man kelia džiaugsmą. Man tai nėra jau diskomforto zona. Man diskomforto zona būna, kai nebėra motivacijos, reikia kažkokio naujo tikslo. Ta prasme, gyvenimas per daug geras, suprantate? O
savo noru nusipjauti savo ranką, pajaus skausmą nesinori. tai va toks va pas mane. Tai dabar Romualdą priminsiu dėl maldos. Būtų labai įdomu išgirsti diagnozę manęs kaip ligonio, kur bėda su manim. Ir ta prasme, aplamai, čia yra bėda, kur gal galit sudėlioti va tuos taškelius, nes mes šnekam, va kaip pavyzdys, nuodėminga prigimtis. Tai aš taip suprantu kūnas. Kūnas yra ta nuodėminga prigimtis. Tu gimėjai nuodėmingas, nes gimėjai su kūnu. Tu gimėjai turėdamas dalį materialumo. Nes aš taip ir jaučiu. Kūnas mano turi ego. Kūnas... Reikiantai įsiplėti per daug. Gerai, atsiprašau, stabdom, paliekam. Čia va gerai, kai mūsų trys, kaip sako, gerai, stabdau. Romualdui. Jo, šitas kalba Rikantas daug, bet praktiškai kalba iš esmės. Va, tai tarkim, aš tai klausau, suprantu, bet kitam žmogui gali, žinai, ir pasirodyti per daug ir labai suvelta. Va, tai orientuokime gal į tą platesnę auditoriją, nes praeitą kartą žiūri, ten 500 peržiūrų. Tai, va, kaip sakant, pagailėkim klausytojų. Čia mano ego pašnekėjo, gaunas taip, aš nuėjau į ego, labai teisingai pastebėjau. Jaučiu, va dabar pasakėte. Sakėt, tau Rikantai, sakėt. Jūs pagavot mane, ačiū, kad perspėjot. Svarbiausia, kad mes, žodžiu, pasimokytume iš bet kokios situacijos. Tai va, Dievas mus ir veda per gyvenimą taip, kad mes pasimokytume. Tai va, ką kalbėjo šitas Paulius apie nusivylimą. Meldėsi, Kristui meldėsi, angelam, archangelam ir, žodžiu, atėjo tas galiausiai nusivylimas, depresija. Tai va, reikia žinoti, ką meldiesi, kaip melstis ir ką melstis. Ir motivacija tos maldos. Čia va, Rikanto kalboje, žodžiu, motyvas buvo, kad, duok Dieve, duok. Va, materialių dalykų duok, ne? Ir ateina toks laikas, kada žmogus, kad ir gauna, bet vis vien gavęs jisai vėl pradeda jausti tuštumą. Jam reikia motivacijos, tikslo. Bet tame tiksle irgi turi būti motivacija. Vat, ką man tas tikslas, ką man tas duos, ką aš siekdamas to tikslo duosiu kitam. Čia yra svarbu. Vat, pagrindinis tikslas, kiekvienas mes turim užsibrėžti. Vat, koks mano tikslas gyvenime? Vat, mano tikslas gyvenime - pragyventi žemėje taip, kad paskui aš galėčiau gyventi su Dievo amžinybėje. Bet tai jau dabar tas tikslas susiformavo prieš 30 metų, kada aš jau, kaip sakant, atėjau iki tos ribos, kada aš jau nebežinau, kaip aš turiu tame gyvenime gyventi, koks to gyvenimo tikslas. Ir kada Dievas jau mane pastatė ant kelio, kaip sakant, įėjimo į tą laimingą gyvenimą, į Dievo karalystę, tai tada būtent tas procesas ir atsirado tikslas ir motivacija kartu su tuo tikslu. Žodžiu, tikslas nugyventi žemėje taip, kad paskui galėčiau gyventi su Dievo amžinybėje. Va, dabar, kad čia Paulius, ką sakė, valstybė nori pakeisti, nes jis jau, žodžiu, motivacijos nemato. Tai labai geras siekis, sprendimas pakeisti valstybę. Tai Kristus sakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Tai jeigu mes keisim, žodžiu, kažkokį tai iš šalies į šalį važinėsim, tai mūsų tas negelbės. Reikia kokybiškai pereiti į tą Dievo karalystę. Tai, žodžiu, tai būsena, kada jau tu valdai, nebe emocijos tai valdo, o tu valdai emocijas. Ir kaip tai padaryti, tai ir moko Jėzus Kristus. Va, savo mokymė, savo pavyzdyje, apaštalai savo mokymė pavyzdyje. Tai va, nebereikėtų mums čia blaškytis, paprasčiausiai įmam tą vadovėlį, kaip šitas šventą raštą, skaitom ir darom. Aišku, ne viskas iš karto gaunasi, bet jeigu, tarkim, eini tuo keliu ir turi savotišką, kaip rusai sako, nastavnik, žmogų, kuris turi jau
patirtį tame kelyje, tai yra lengviau. Bet būna situacijų, kada žmogus ir eina tiesiog Dievo vedamas betarpiškai, neturėdamas kažkokio tai pavyzdžio šalia. Nors mes kur turim puikų pavyzdį, Jėzų Kristų turim pavyzdį, Bet apaštalus konkrečiai, ką reikia daryti, kad konkrečiai, kur ten būna Biblijoje parašyta, ar ne, apaštalai, kur mini, kaip reikia, reiškia, vesti savo mintis, savo būsenas taip, kad tu galėtum valdyti. Kaip turi, reiškia, išeiti out of the box, ar ne, kai sako, kad tu matytum iš toliau visą tai, kas į tave ateina ir kaip tuo tvarkytis, kad tu viduj būsenas jaustum tas, kuris tu nori jaustum. Bet kur tai rašo, realiai, kur būtų nuo Tai aš citavau apaštalą Paulių, kuris sakė, vargšas žmogus nori padaryti gerą, o blogą prilimpa. Tai va ta būsena, ir kokią išeitį įvardina. Sako, bet ačiū Dievui ir Jėzų Kristų, aš turiu tą išlaisvinimą. Viskas paprasta. Išlaisvinimą turi. Iš tos... Šiaip tai turi išlaisvinimą, čia reikia konkretumo, matai, o Biblijoje labai sunku rasti tą konkretumą, žinai? Ne, tai viskas yra konkrečiai išlaisvinimas iš ko? Žmogus savo supratimu klaidžioja po šitą gyvenimą, pavargsta ir, kada jisai, tiesiog suranda tą kelią, taip išlaisvinimu per Jėzų Kristų, jis pradeda eiti tuo keliu, bet išlaisvinimas. Tai reiškia, kada žmogus daro tai, ką jisai nori daryti, ką reikia daryti. Taip, o tai jisai nori daryti gerą, jam blogą prilimpa. O kada žmogus išlaisvintas, jis nori gerą daryti, jis ir padaro gerą. Tai tame yra Jėzus Kristus mokymas. Viskas yra paprasta. Žodžiu, tau yra parodoma situacija, pakliuvai į situaciją, nežinai, ką daryti. Bet visų pirma, tai tau reikia sudaryti sandoros su Dievu. Žodžiu, žmogus turi suvokti, kad jis yra nuodėmingas, egoistas, egoizmas nuodėmingos prigimties produktas, kad jisai savo jėgomis nepajėgus įveikti šitos problemos, kad jam reikalingas pagalbininkas, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas yra Jėzus Kristus, jis yra atvėręs tą kelią, galimybę žmogui eiti tuo keliu, tapti laisvu. Noriu biškį pertraukti. Sandoris su Dievu man iš psichologinės vidinės pusės aš pradedu jaust, lyg tai aš atiduodu savo valią kitam kažkam, supranti? Ir aš tada nebebūnu laisvas. Taip, tu atiduodi savo, tu suderini savo valią su teisinga, su išmintimi. Tu savo valios tu neprarandi, bet tu jau ją su Dievo pagalba nukreipi teisingą linkme. Bet aš jaučiu klastą. Nes jeigu aš Dievo vaikas, jeigu čia viskas sukūrė Dievas, kodėl man reikia dar papildomai sudaryti per kažkokius tarpininkus su kažkokiom knygutėm, kryžiukais, ten bažnyčiom, sandėrį vėl iš naujo su Dievu. Ir būtinai jis turi būti Jėzus, dėl ko ne Paulius ar Romualdas, gal galim Rikantas vadinti, suprantat, čiagi vardas, žmogaus sukurtas vardas. Kodėl negalim palikti abstraktybės ir palikti va to, kas yra. Kodėl aš turiu įsipareigot papildomai, kodėl nėra įsipareigojimas vien gimstant. Aš gimiau Dievo pasaulyje, man nebereikėjo niekam įsipareigoti iš techninės pusės. Ta prasme, aš asmeniškai jaučiu vidinį pasipriešinimą tam dalykui. Čia aš šneku nuoširdžiai atvirai. Kai man ateina žmogus ir sako, tu turi dabar man atsiklaupt ir tu turi padaryti tam tikrą ritualą. Man tai tokia, aš jaučiuos papuldamas į spastus ir, ta prasme, ir prarandantis laisvę. Suprantat? Vat aš nenoriu atiduoti ar ne savo valios
kažkam, ar ne, kažkam tarsi tu iškeli iš savęs, ar ne, maldava, pavyzdžiui, kas yra. Iškeli iš savęs ir tu lauki tarsi iš kažko, ar ne, tu tarsi save nužemini. Prieš tai kažkas, Apriboju. Ką? Apriboju save. Apriboju, tarsi iš kažko lauki pagalbos, žinai, ir toks jausmas, bet čia yra iš dalies ir puikybė, žinai, kodėl? Ogi todėl, kad demokratija, tėvas yra demokratija, tautos valdžia. Jeigu tu, pavyzdžiui, visuotinis tėvas, įsivaizduoji, aš apokrifinėse evangelijose radau tokį išsireiškimą. Visuotinis tėvas. Mes visi žmonės nešiojam jo dalelę. Ir jeigu mes kažkur pasiklystam, ar ne, mes galim tiesiog ieškoti to atspirties taško kitame žmoguje, kuris yra teisingas, ne, kuris yra, gali būti jisai nedvasingas, gali būti visiškai nedvasingas, bet jisai ir teisingas. Ir jame matosi šviesa, teisybė, šviesa, jisai stiprus ar nesavys. Ir tu tarsi copy-paste gali daryti, tu tarsi susigrąžini save į save, ne? Punkt, įeini. Tai, Rikantai, tame ir bairis, kad reikia, malda, pavyzdžiui, jeigu aš meldžiuosi, man irgi taip yra buvę, ar ne, kažkur iškeli tą dėmesį iš kitur ir taip toliau, blogai pradedi jaustis, dar blogiau, tai reikia melstis, turi melstis kaip ir savo. Ir tu per tą aš savastį, ar ne, tu ir susisieki su tuo visuotiniu tėvu, nes visi mes turim tą mažą dalelę, kuri yra bendrai visuose. Ir mes turim tą bendrystę. Tas tėvas yra bendras, visuotinis jisai tėvas. Tai tas ir yra, kad mes nemokam netgi melsti. O mes dabar darom, ką mes darom? Mes darom, norim pakeisti materiją, norim pakeisti taisyklės ar ne gyvenimą, kur pasikloti taip, kad būtų patogiau mums patiems gyventi, kad būtų sąžiningiau, teisingiau, būtų tiesa, ar ne, mūsų gyvenime. Ir motivacija tam ir reikalinga, kad mes turim save motivuoti iš tokios jėgos, tokios pozicijos, kad galėtumėm tą padaryti. Jeigu tu nepadarysi ir netvarkysi tų reikalų materijai, neužsiimsi stipriai ir nedaryti, savęs nesugebėsi užsimotivuoti, reiškia, tu ir nieko nepasiekti šitoj materijai. Kitas dalykas, ar ne, jeigu mes norim dvasiškai gyventi, ar ne, ieškoti tų gerų būsenų, tų aukštų vibracijų, tų kažkokių tais, tai tu tada apleidi tą materiją. Pabandysiu būti dar paprastesnis, kaip sakot, kad klausytojas girdėtų, nes, pavyzdžiui, man traktavimas Dievo, iškart į galvą matau žmogeliuką sėdintį ant debesėlio ir niekaip nesulimpa, aš niekaip nejaučiu, suprantat, iš tos pozicijos šnekant. Ir labai sudėtingos savokos, o kodėl bent jau mano kelias tai buvo toks, kaip sakot, nežinant, aš mačiau pasekmes. Ta prasme, aš geras ir noriu būti geras ne dėl to, kad aš geras, o dėl to, kad aš matau, kad taip yra naudingiau pasauliu ir man. Ar iš šitos perspektyvos žmonėm neįmanoma taip lengviau būtųgi suvokti viską? Trumpai atsakyčiau. Rašte yra toks sakinys. Sako, Dievas sako, aš tave vedžiau, dar tau manęs nepažįstam. Irgi tą turėkim minty. Bet aš turiu omeny, galima šnekėti iš materialumo, kaip Paulius sako, tai? Bet neminėt, kaip čia įsireikšti, šnekėti apie pasiekmes poelgių. Realiai Biblija tai pasiekmes poelgių, nes
Taip. Tavo vidinis nusiteikimas ir va tos interpretacijos, jos sudėtingai suvokiamos ir šiuolaikiniam tam laisvam pasaulyje labai sunku žmogų pritempt prie to Dievo gausi, suprantat? Rezumė kame yra, ne? Kad aš noriu pagrindę motyvuoti, matot, viens kitą reikia motyvuoti, viens kitą reikia palaikyti, o motyvacija yra materijos dalis. Motyvacija yra tokie, kaip pasakyta, tokia labiau netgi nedvasinga, labiau ne iš dvasingumo pusės, aš netgi sakyčiau taip, nes kad tu motyvuotumėsi save kažką daryti materialiam pasaulyje, tave turi motyvuoti materialiam pasaulyje esantis dalykai, ar ne? Nes tavęs nemotyvuos kažkokie aukštos dvasinės patirtis, kad tu kažką darytum šitam materialiam pasauliu. Bet esmė tame, kad jeigu mes truputį paaukojam savo dvasinį pasaulį ir įdedam dėmesio į materialų pasaulį daugiau, tada susitvarkom kažkiek materialų pasaulį, tada galim kokybiškiau eiti į dvasinį pasaulį. Galima ir taip, žinai. Kiti užstringa vien tik tais materialiam pasauliu, ar ne? Bet tai tokia būtų esmė, žinai. Ir kiti, pavyzdžiui, kad motyvuoju, aš, pavyzdžiui, noriu motyvuoti žmonės, kad mes neužstrigtumėm šitame užburtame rate, kuris eina darbas, namai, ar ne? Darbas, namai, žiurkių ratas. Aš esu padaręs video, kaip drakonas padaro sistemą, kurioje mes užstringam. Kaip ta piramidė, kaip tas hierarchija, kaip jinai pavergia žmogų, kuris užstringa tame rate. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, nori išeiti iš to rato, daug yra žmonių pakimba, kad jis galvoja, kad jeigu jis sukurs verslą, jisai išeis iš to rato. Tarsi jisai sukurs sistemą, kuri neš jam, generuos pinigus ir tada jisai galės atsipūsti, atsitraukti, ar ne? Bet ką jisai padaro, jisai susikūrė pats save drakonų pasidaro, ar ne? Kad aš sukursiu sistemą, kuri man neš sėkmę, o kiti atiduos savo laiką, dėmesį ir taip toliau, o dalį man, kad aš geriau gyvenčiau, žinai. Bet kai tu tai darai šitoj drakoniškoj sistemoj, tu tavęs nepaleis, nes tu vis tiek kažkam būsi atskaitingas, ar ne? Tai valstybė mokesčius ims, tai dar kažkas, tu turėsi laviruoti, taip toliau. Nu, žodžiu, čia yra tas, kuris žmogus nori sukurti biznį, jisai turi pašvęsti savo visą gyvenimą. Pasižiūrėkit žmonės, kurie kuria biznius, kaip jie įeina į materiją, į materialius pasaulio aspektus, jie tiesiog tenai gyveno, ten jokios dvasingumo nebėra, suprantat? Ir kad šitą ratą sugriauti, ar ne, tą piramidę sistemą sugriauti, reikia užsimotyvuoti, padaryti žingsnį netgi pačioje toje sistemoje, būnam, ar ne? Tai kaip užsimotyvuoti? Rezumė ir yra tame, kad motyvacija turi kilti iš asmeninės naudos pasinaudojant savo ego. Tu turi save motyvuoti suvokiant, kad taip, tu gal iškart negausi naudos, taip, bet gal tu gausi ten po kelių metų, po keliasdešimt metų, gal tavo anūkai geriau gyvens, suprantat? O gal tu motyvuosi save, kad tu prisidedi prie tokio gyvenime virsmo, kurio per tūkstančius nebuvo. Įsivaizduoja, aš tai pavyzdžiui suprantu, ant kiek galinga šitą mintis ir tai, ką mes darom, ar nerikantas aplamai referendumininkai, pavyzdžiui, ne, kas yra tiesioginis valdymas.
Tai yra bandymas, siekis, ar ne, išlaisvinti, atrišti žmonėms laisvę rankas, ar ne, nuo sistemos, kuri dabar mus užspaudusi yra. Bet kiti žmonės net, kaip pasakyti, kaip verdama ta varlė po truputį, ar ne, jis susitaiko su tom būsenom, kurios jis išjaučia, ar ne, užpresuotas, ar ne, ten depresinės stresai, dar kažkas, jisai susitaiko, jisai juose gyvena, bet jisai nesuvokia, kad jisai gali gyventi 100 kartų geriau. Įsivaizduojat, 100 kartų geriau, ant kiek jisai gali laisvai, paprastai gyventi ir daugiau skirti savo dvasingumui. Tai čia yra kosmosas, iš tikrųjų, čia neatpažintos dar erdvės, kokie žmonės net neįsivaizduoja, ar ne? Tai gali būti netgi fantastiniai dalykai, realybės, kuriuose mes galime gyventi, iš tikrųjų. Tai va mano reziumacija tokia. Romualdai, duodam žodį, paskutinį. Mes čia, toks įspūdis man susidaro, kad mes vienas kalbam apie kiečius, kitas apie vežėčius. Ir kažkaip tai nepagaunam harmoniją. Šiaip tai mes pradžiai su Rikam, kai pradėjom kalbėti, pradėjom nuo to Krilo pasakėčios apie vežimą, kurį traukė vežys, gulbė ir lydeka. Visi dirba energingai, o vežimas nejuda. Tai mums prie išvados, kad reikia tą vežimą kimkyti į treigį, arklių trejetą, kurį į vieną pusę varo. Tai va, tai čia mes, žodžiu, kalbam, daug kalbam, ilgai kalbam, nors tą, ką mes norim pasakyti, galim pasakyti žymiai trumpiau. Va, tai viskas, sakau, susiveda į tai, kad reikia pastatyti arklį šitą priekį vežimo. O dabar tą arklį statom už vežimo ir šitas, koks blogas gyvenimas, to vežimo niekaip negalim pastumti. Tai va, tai principas tas, sakau, reikia vadovautis dievišką išmintim, ieškoti tos Dievo karalystės, teisybės, ramybės, tai čia yra Dievo karalystė. Tai džiaugsmas, ramybė, gyvenant teisingai. Čia yra ta Dievo karalystė, ne kažkur tai. O paskui tokią būseną mes gyvensim amžinybę. Tai va, pagal tą dvasinę liniją. Tai va, tas motyvas, sakau, turi tikslą, tikslas tave motyvuoja. Žiūrint, kokį tu tikslą turi. Ir priklauso ta motyvacija. Vat kalbėjom, kad, tarkim, žmogus turi tikslą, jį tas tikslas motyvuoja, pasiekia tikslą ir jisai vėl, žodžiu, kaip kempinė įsunktas, ieško tikslo, kuris jam tą motyvaciją suteiktų, o tą motyvaciją, žodžiu, jis išsipildo energiją ir juda. Tai vat, kad šitą nevargti, tai tiesiog suformuojam teisingą tikslą, atsiranda motyvacija, gaunam jėgų, tam tikslui pasiekti ir judami priekį. Tai aš, kaip sako, apibendrintai dabar sujungsiu, kad vežimas būtų į vieną pusę, tai visi, kaip sako, jungiamės dėl geresnės ateities, dėl geresnio rytojaus, dėl vienybės, dėl draugystės, taip. Ir mūsų kryptis bus ta, ką mes visi bendrai iškelsim, kokį poreikius iškelsim ir kuriuos nubalsuosim. Tai kryptis liktai aiški, susiburti bendrą gniužulą ir iškeltos poreikius, kurių mums reikia. Gali būti jie ir nelabai teisingi, tam tikrų labiau paaugusių dvasiškai žmonių atžvilgių, bet bus galimybė žmonėm vieningai, laisvai, nepriklausomai nuo globalių jėgų, kaip sako, mokytis iš savų klaidų ir augti. Tai manau, čia apibendrintai vežimas aišku, kur turėtų judėti. Ir išversiu Romualdą kitiems žmonėm, ta prasme, jo pasisakymus, bent jau paprasti, ta prasme, netikintiems žmonėm, tai kad realiai kiekvienas geras poelgis duoda tam tikrą naudą tiek jum, tiek aplinkai mūsų. Tai va toks dalykas.
mes galim stumdytis, kariauti tarpusavį, muštis ir kovot, kas daugiau gaus kažkokios naudos savo asmeninės, bet tai yra kova su vėjo valūnais ir linkiu, kaip sako, visiems sąmoningumo ir supratingumo. Tai va toks dalykėlis, yra skirtingi keliai, skirtingi žmonės. Ir mes draugiškai išbalsuosim tuos poreikius ir nereiks gaišt laiko, diskutuojant ir ginčėtas tarpusavy, balsavimas nulems, ko mes norim ir tada atsiras žmonės, kuries norės tuos poreikius įgyvendinti ir judėsim taip po biškį toliau. Tai va, toks apibendrinimas. Matot, reikia teisingai susiorientuoti situacijai. Vat, jeigu mes esam skęstančiame laive, tai balsuotojai, jeigu neturės teisingo supratimo, kokie procesai tame laive tuo metu vyksta, tai jie gali balsuoti visai neteisinga kryptimi. Iš vis, žodžiu, kaip praeitą kartą kalbėjome, kad skęstančiam laive daryti kažkokias tai, žodžiu, rekonstrukcijas, remontuoti kažką, tai, visi nubalsuoja, remontuosim tą kajutę, o vanduo jau sunkėsi šitą iš apačio. Čia reikia žinoti situaciją ir, sako, išmintingai žino laiką ir kaip tame laikė pasielgti. Dabar mes gyvenam labai tokiu atsakingu metu. Laivas jau, žodžiu, tiesiog skendimo požymiai yra, matomi jau daugeliu žmonių. Bet Romaldai, kaip ir šnekėjom, vienybė galima tik išlaikant pusiausvyrą ir supratimą. Tai va iš šitos padėties aš suprantu, jums sunku, kai jūs matot, kad laivas skęsta, bet yra daug žmonių, kurie nemato, kad laivas skęsta ir kaip Paulius minėjo, kad jie galvoja tik apie pagerinti savo materialų pasaulį. Tai va toks dalykėlis ir aš turiu omeny tik tiek, kad reiks mums visiems susitaikyti, kad tas poreikis netitiks mūsų asmeniškai. Gal kai kam pasiseks labai, kad jis bus būtent savo brandos augime, tokiame, kuris atitiks daugumos išbalsuotą poreikį. O mums, daleiskim, jums reiks, kaip sako, kitokio kelio nėra, nes jūs tapsit tuo darakonu nauju, suprantat? Jūs tą tikrai suprantat. Ir kad vienybė galima tik, kai visi gali pasisakyti ir prisidėti prie veiklos patys. Tai ir yra mūsų motyvacija, teisingai, kiekvieno. Ir linkiu tada visiems pusiausvyros, kantrybės ir lygybės. Tai tiek. Ir supratingumo. Ačiū, Romaldai. Minties reikia. Išminties prašyti nuo Dievo, kad suprastume, kokiam laikė gyvenam ir ką reikia daryti. Bet kaip sakėt, minėjot, čia jau mes vėl einame į diskusiją, bet esmė ta, kad ta prasme, kol, kaip ir minėjot, aš bandysiu cituoti jūs, tai kad kol tėvas nepakvies, tol nepriversi žmogaus ateiti. Ir aš manau, Žiūrėkit, tai čia yra dar bairis koksai, ar ne? Kodėl mes čia iš vis esam šitam pasaulyje, ne? Kodėl mes einam per vargus? Tai mums Dievas duotų tą rojų ir galėtumėm būti čia rojuje, ar ne? Bet ne, mes turim susidurti su piktąja dvasia ir ten tais blogais išgyvenimais. Reiškia, ne tik tai cukraus paragauti, bet ir druskos ir pipirų, ne, per gyvenimą. O kodėl taip yra? Ogi todėl, kad mes dvasiškai tobulėtumėm, ar ne? Dabar jeigu mes tik tais vadovausimės, ar ne, tik tai savo nuomonę, tai irgi, žinai, mes, pavyzdžiui, aš klausaus, ar ne, jūsų abiejų, ar ne, aš prisidedu kažką viduj, manau, kad tai gali būti netinkama, ar ne, kažką vėl prisidedu, kažkas vėl atkrenta, bet tai tik išmintis, o kaip mes pasielgsim tam materialiam pasauliu, kaip mes gyvensim, ar ne, kaip mes atrasim tą dangaus karalystę, tas būsenas, ne, gražias, geras. Tai jau
priklausys grinai nuo pačio savo asmens nuomonės, suvokimo pasaulio, savo asmeninių tobulėjimų. Ir ką aš pasakau ar ne, ar ką jūs pasakot, tai čia tik tais kiekvienas žmogus nuo savęs ir spręs. Ir jeigu tai nebaigtinis iš vis mūsų, mano ar kažkokie kito žmogaus nuomonės pasakymas nėra baigtinis, nes tai negali būti baigtinis, nes mūsų visuomenė turi bendrai viskas spręsti, ar ne, pagal didžiąją visuomenės nuomonę, visuotinio tėvo pagalba. Tai kaip iškai. Noriu papildyti, tai gaunasi, mūsų galimybės priklauso nuo to, kiek mes vienas kitam leisim pasisakyti ir būti savimi. Vienas kitam, ne savo, o vienas kitam. Tai, kaip sako, idėja ir siūlo lygybę ir vienodas galimybės kiekvienam. Tai... Matai, pasisakymas, kad žmogus turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę yra labai svarbu. Bet dar svarbiau yra kokia nuomonė. Atsiprašau, Romaldai, aš turėjau omeny, vienas kitam leisim pasisakyti. Ne kad aš galiu pasisakyti, bet mes vienas kitam, kaip ir Paulius minėjo. Realiai idėja ir tame yra, kad apsiribo tuo, kad kiekvienas turi teisę ir turi vienodą balsą. Ir ne tik pasisakyti, o, kaip sako, nuspręsti, ką mes darom kartu drauge. Teisingai? Taip, tai čia natūralu, kad žmogus turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai svarbu. Bet, tarkim, sprendimą gal žmogus turi priimti kiekvienas asmeniškai. Kai kurie, tarkim, sprendimai galbūt ir bendrų sutarimų turi būti priimti. Bet svarbiausia, kad jie būtų, atitiktų svarbą to meto. Svarba kiekvienam žmogui yra skirtinga. Ir jeigu mes leidžiam kiekvienam iš mūsų pasisakyti viduj širdyje, tada mes leidžiam žmonėm ir klyst kitiem. Supranti, Romaldai? Ir mūsų tada atsiranda galimybė pasiekti šio tikslo. Kol mes kovosim ir bandysim įrodyti savo tiesas, tol mums sunku bus pasiekti šio tikslo. Tai čia pirmas žingsnelis. Nesvarbu, kad aš klystu, kaip ir jūs minėjot, kad, ta prasme, aš turiu atrasti savo kelią į tą teisingą kelią ir man reikia mokytis į savų klaidų. Nesugebėsit jūs man pasakyti, o aš kaip robotas nesugebėsiu to vykdyti. Man reiks to išmokti, pajausti ir suprasti pačiam. Ir tai įmanoma, jeigu jei jūs leidžiat man pasisakyti ir leidžiat man turėti savo nuomonę ir leidžiat man klysti, bet tuo pačiu priimat į šeimą, būt dalim mūsų plano ir mūsų tikslo. Teisingai? Tai čia praktiškai pagrindinis, kertinis tikslas mūsų. Teisingai? Lyg tai priėjom prie esminio dalyko. Tai tikiuosi, kad žmonės išgirs ir, aišku, bus išklausę iki galo. Džiugu, kaip sako. Ir tada iki kitų kartų. Ačiū, kad dalyvavot. Iki. Su pavasariu. Taip.